Sveiki, aš išmaniųjų ekspertas Karolis. Patyrinėkime atidžiau Sony Xperia XZ Premium. Premium klasės Sony išmanieji garsėja ypač aukštos 4K raiškos ekranais. Tačiau naujasis Sony Xperia XZ Premium turi dar daugiau išskirtinumų. Vienas iš jų – be nepažangiausia kamera visoje rinkoje. Bet apie visus privalumus nuo pradžių. Dėžutėje randu telefoną, USB laidą ir kroviklį. Sony jau ne vienerius metus nekeičia savo dizaino filosofijos, tik vis tobulina mažai žingsneliais. Vos užmetus akį į Xperia XZ Premium, iškart akivaizdu, kad tai Sony išmanusis. Išskirtinai ir solidžiai atrodo veidrodinis korpusas, kuris pagamintas iš metalo lydinio ir atsparaus susibraižymams stiklo. Dailų žaltys, nepasiginčysi. Deja, tik ant jo lieka piršto atspaudai. Mygtukai išdėstyti patogiai ir lengvai apčiuopiami. Apačioje yra USB Type-C, o viršuje ausinių jungtis. Kadangi rėmelė aplink ekraną nesiauri, jis kiek didesnis už konkurentus su panašaus dydžio ekranais. Tiesa, jis vis tiek patogiai guli rankoje. Bet šis išmanusis ne apie galimybę aukojimą dėl madų vaikymosi. Jis apie funkcionalumus, kurių neturi joks konkurentas. Visų pirma, tai pirmasis išmanusis pasaulyje su 4K HDR ekranu. Vaizdų detalumas, spalvų ryškumas ir vaizdų kontrastingumas turbūt bene geriausias, kokį tik galėtumėte rasti. Liūdės namie pamirštas plačiaekranis televizorius. Tiesa, priešingai nei pirmtakė Z5 Premium, šiame išmaniajame 4K raiška veikia nuolatos. Todėl, pavyzdžiui, galite žiūrėti dar įspūdingesnius vaizdo įrašus YouTube svetainėje. Tačiau tokios aukštos raiškos kokybė labiausiai juntama besimėgant virtualią realybę. Vaizdai daug ryškesni ir dar labiau įtraukiantis. Baterija turi ne vieną taupymo sprendimą, todėl išmanusis be vargo išlaiko ir aktyvesnę dieną. Be to, Xperia XZ Premium turi išmanų krovimą, kuris gerokai pailgina baterijos gyvavimo laiką. Meniu lengvai perprantamas ir mažai skiriasi nuo standartinio Android, todėl šis išmanusis gana paprastai valdomas. Meniu nenikščių šilelis, nepasiklysi. Vidinės atminties šis renginys tikrai turi daug ir dar palaiko talpią atminties kortelę. Kaip ir galima tikėtis iš Premium klasės išmaniojo, jis turi vieną iš galingiausių procesorių ir net 4 GB darbinės atminties. Todėl viskas veikia nepriekaištingai greitai. Xperia XZ Premium atsparus vandeniui ir dulkėms, todėl lietus ar įsipylusi vandens stiklinė jam nekels jokių problemų. Žinau, ką Rūtai padovanosiu gimtadienį. Pradžios lango mygtuke įmontuotas piršto atspaudų jutiklis. Tiesa, juo patogu naudotis tik laikant telefoną dešinę ranką. Tai turbūt vienas iš tinkamiausių išmaniųjų filmams žiūrėti. Be ypač aukštos raiškos ekrano, jis turi ir stereo garsiakalbius. O prijungus laidines ausines, Xperia XZ Premium ne tik skleis ypač aukštos kokybės garsą, bet ir priderins jį prie naudojimo ausinių tipo. Desertas jūsų lokatoriams. Tačiau pats didžiausias šio išmanio privalumas, mano manimu, jo pagrindinė kamera. Naujoji kamera greitai ir tiksliai sufokusuoja norimą objektą, išlaiko gerą balansą, tiksliai perteikia spalvas ir objektų kontūrus. Beje, išmanusis įamžino kelis judančių objektų kadrus prieš tai, kai nuspausime fotografavimo mygtuką. Lieka tik pasirinkti tinkamiausią kadrą iš 4. Pykšt, pokšt, ojojoj, visi į fotomedžioklę. Bet įspūdingiausiai atrodo ne 960 kadrų per sekundę filmavimo galimybė. Tiesa, šiam režimui reikia gero apšvietimo, bet rezultatas tikrai stulbinantis. Pasigrožėkite. Asmenukių mėgėjai irgi liks patenkinti. Priekinė aukštos raiškos kamera turi autofokusą ir platų matymo kampą, todėl nuotraukos bus ne tik ryškios, bet ir išraiškingesnės. Mano išvada – Xperia XZ Premium solidus išmanusis, kuris stebina savo galingumu, pažangiu ekranu ir kameros galimybėmis. Todėl jį rekomenduoju ieškantiems aukščiausios klasės erdvaus ekrano išmaniojo, kuris svarbiausias akimirkas leistų įamžinti dar įspūdingiau.